Taigi pagaliau atėjo ilgai lauktasis senas žemynų turnyras – Eurolyga. Pirmasis iš Lietuvos klubų jį pradeda legendinis Kauno Žalgirio klubas. Šį kartą jo varžovas Kauno sporto halėje, Vilniaus Lietuvos Ryto komandos prieskonį turintis Prancūzijos klubas Villeurbanne Asvel, į kurį šį sezoną persikėlė buvęs Vilniaus Lietuvos Ryto žaidėjas Mindaugas Lukauskas. Asvel komandai priekį veda amerikiečiai, pagrindinis lyderis Bobby Dixonas. Jis Prancūzijos lygoje per nepilnas 30 minučių renka po beveik 16 taškų per varžybas. Kurtis Bočartas, kurio ūgis 2,12 cm, renka po 10 taškų ir sugriebia po 6 atšokusius kamuolius. Komandos naujokas iš Lietuvos Mindaugas Lukauskas su savo pelnomais 10 taškų ir 4 sugriebtais kamuoliais taip pat labai svariai prisideda prie komandos pergalių. Kauno ekipos varikliai šiame sezone turėtų tapti komandos naujokų. Martynas Pocius, kuris užtikrintai pradėjo rungtyniauti jau nuo pirmųjų sezono varžybų tiek LKL, tiek BBL pirmenybėse. Vidutiniškai per abu turnyrus jaunasis komandos puolėjas renka po 14 taškų ir sugriebia po beveik 5 atšokusius kamuolius. Komandos amerikiečiai, kurie užgrūdinti rimtų krepšinio kovų, Markusas Braunas ir Trevisas Watsonas, kuriem dar sezonui neprasidėjus, jau buvo skiriama Žalgirio vedlių vaidmuo. Šių komandų tarpusavio varžybose žaidėjais X tiek vienoje, tiek kitoje komandoje gali tapti aukštaūgiai. Priklausomai nuo Žalgirio aukštaūgių gynybos, atitinkamai aikštelėje atrodys ir prancūzų komandos aukštaūgiai. Kauno ekipos naujokas Mirza Begičius jau pirmose varžybose pasinaudodamas savo ūgio pranašumu gali įrodyti, ko yra vertas. Likę Žalgirio aukštaūgiai Povilas Čukinas ir Tadas Klimavičius yra daugiau gynybinio stiliaus žaidėjai, todėl nuo jų labai priklausys, kaip jie sugebės pavaduoti komandos startinio penketo žaidėjus ir leis jiems atsipūsti. Kadangi tai pirmosios varžybos abiems komandoms Eurolygos turnyre, jos turėtų būti nervingos ir įtemptos. Eurolygos varžybos tarp Kauno Žalgirio ir Villeurbanne Asvel jau rytoj. Tiesioginė transliacija iš Kauno prasideda 19:45 min.